Sveiki, esame Viktorija ir Tomas ir jau labai greitai mūsų šeimą papildys dukrytė. Šiandieną mes kartu tryse ir dar kažkur aplinkui yra mūsų augintinis Pūkis. Vaikštinėjomės kvartale, kuris vadinasi Relax Čiki Pūki. Ką mes čia darom? Ilsimės dabar. Ilsimės, manifestuojam, seniai svajojom turėti būstą pajūryje. Aš pati esu kilusi nuo jūros ir visą vaikystę turėjau galimybę džiaugtis jūrų bangom, kvėpuoti jodo prisotintų orų, tai svajojom tokią pat vaikystę sukurti ir mūsų mažylį. Jeigu atvirai, tai tikslas buvo, kad nebūtų plento vaikas ir kad mes patys abudu drauge praleistume kuo daugiau laiko kartu. Nes jeigu tu esi namuose ne pajūryje, be abejonės darbas, rutina, lėkimas, o čia mes įsižeminsime ir turėsime vieni kitiems daugiau laiko. Ir senelius čia turim. Žodžiu, vieni privalumai. O kad jau prakalbame apie privalumus, man pavyzdžiui buvo labai svarbu, kad būtų ypatingai geras vystytojas. O būtent toks ir yra. Kokie tavo privalumai buvo svarbus? Tyras oras. Kilometras 200 metrų iki jūros, namai arba kotedžiukai, nes tikrai labai nenorėjau su vežimėliu į 3. aukštą baladotis. Ir dar kas labai svarbu man asmeniškai buvo, tai saugi teritorija, didelis kiemas, 3, 4, 5 arai. Ir tame kieme mums nereikės iš tiesų tai nieko daryti, mes galėsime tik tai relaksinti, nes pasirūpina visko vystytojas. Visas gerbuvis yra sutvarkytas, apželdintas ir net žolė nupjauta. Atvariai, iššokai iš kėdų, įtapkės į šortukus ir viskas, ir čikinį, ir į baseiną, ir čikinį, ir čilinį, ir į baseiną, taip. 25 metrų šildamas baseinas. Taip. Rinkdamėsi šitą būstą pagalvojom ir apie mažą, ir apie mus. Mažoji į žaidimo aikštelę, mes į padėliuką, baseiną. Kubiliukas, pirtis, pasivaikščiojimų erdvės, padėlis, na ir dar daug visko. Mes savo svajonių namus jau radome. Gal norite tapti mūsų kaimynais? Ir viskas bus čiki puki.